Ne, visi žodžiai čia netilps. Puodas per daug mažas. Žinai, Mikė, pasveikink tu jį šiaip. Mintinai. Mintinai aš nemoku. Neužmiršk, kad mano galva tuščia. Ir irgi žodžiai mane suerzina. Na gerai, duok man. Knysliukas labai skubėjo. Jis norėjo pirmas įteikti nulipausiai dovaną, kad atrodytų, jog jis pats prisiminė jo gimimo dieną. Jis taip užsisvajojo, kaip asilas apsidžiaugs jo dovaną, kad visai nežiūrėjo, kur bėga. Įdomu, kas čia būktelėjo? Negalėjau aš vienas sukelti tokį triukšmą. Ir įdomu, kur dingo mano balionėlis? Ir iš kur atsirado tas skudurėlis? Štai, klausyk, sveikinu gimimo dienos progą. Pelėda, iš kur tu gavai? Ką, šitą? Graži virvutė tiesa, bet tu mane trukdyk. Jie man kažką primena. Taip, sveikinu. Kažkur aš ją mačiau. Tik tai neprisimenu kur. Miške, atitikmėje pamačiau ant krūmelio. Ant krūmelio? Taip, ką? Nieko rašyk. Taip, gimimo proga lenkiu. Ne, tu kažką apie krūmelį šnekėjai. Na taip, jau kartą per mišką žiūriu, kas ten? Virvelė kabo. Ant krūmelio? Taip. Ant krūmelio. Taip. Šito krūmą. Į sveikatą. Na, o kas toliau? Tu sučiaudėjai ir nespėjai pasakyti. Aš nečiaudėjau. Ne, tu čiaudėjai, pelėda. Dovanok, aš tave pertraukiau. Atleisk, pukotuk, bet aš nečiaudėjau. Negalima čiaudėti ir pačiam nežinoti, kad čiaudai. Bet ir negalima žinoti, kad kažkas čiaudėjo, jeigu niekas nečiaudėjo. Aš tau aiškiai sakau. Atleisk man, bet tu dar nepabaigė apie virvelę. Na taip, virvelė. Na, pirmaž, pagalvojau, gal ten kas gyvena. Ir aš paskambinau. Tyla, manau, kas čia? Na, matai, ir vėl sučiaudėjai. Į sveikatą. Bandžiau paskambinti, iš arčiau. Į sveikatą. Iš arčiau. Į sveikatą. Paskui paskambinau labai garsiai. Į sveikatą. Oi, nutrūko. Nutrūko, aišku. Man atrodė, kad ji nelabai reikalinga ir aš atsinešiau ją namo. O kai kam ji buvo labai reikalinga? Reikalinga? Kam ji reikalinga? Įdomu kam? Mano draugui Asiliukui, jis labai ją mėgo. Buvo labai prie jos prisirišęs. Jei gimimo dienos proga jam padovanosi šitą virvelę, jis labai apsidžiaugs. Į sveikatą. Labas rytas, Asiliuk. Labas rytas, Knysliuk. Tik ar tas rytas geras? Abejoju, bet tai nesvarbu. Sveikinu tave. Gimimo dienos proga. Ką sakei? Pakartok. Sveikinu. Palauk, aš taip geriau girdžiu. Sveikinu. Gimimo dienos proga. Ką? Mane sveikina? Gimimo dienos proga? Atnešiau tau dovaną. Man dovana? Tai vadinasi, aš švenčiu savo gimimo dieną. Žinoma, juk tai
Dėkoju tau, Knysliuk. Tu tikras draugas, ne toks kaip kiti. O kokia dovana? Štai, balionėlis. Balionėlis, toks didelis, gražus. Taip, tai supranti, aš bėgau. Ir dar pripučiamas. Norėjau, kuo greičiau atnešti tau ir ne čia parkliuvau. Ajajai, kaip gaila, tikiuosi, neužsigavai. Aš ne, o balionėlis sprogo. Sprogo? Taip, štai, sveikinu tave. Čia tavo dovana? Ačiū, Knysliuk. Tik atleisk, norėčiau žinoti, kokios spalvos buvo balionėlis, kada jį man nešei. Žalios. Mėgstu šią spalvą. O kokio didumo? Beveik kaip aš. Pamanyk tik tai, beveik kaip tu. Patinka tokie dideli. Sveikinu gimimo dienos progą. Linkiu daug laimės gyvenime. Mikė. Ačiū. Man šiandien labai sekasi. Aš atnešiau tau mažą dovanėlę. Čia parašyta. Aš jau gavau vieną dovanėlę. Labai vertingas daiktas. Jį gali dėti, ką tik nori. Galima dėti. Tikriausiai aš jį galėsiu įdėti savo balionėlį. Ne, dėja, balionėlį į tokį puodą netelpa. Jie per daug dideli. Tai kiti netilps. O šitas tilps. Žiūrėk, Knysliuk. Oi, netelpa. Telpa. Ištraukiu. Telpa. Puiku, labai puiku. Ir taip, ir kitaip. Kaip gerai, kad aš sugalvojau tau padovanoti tokį tinkamą puodelį. Kuriame telpa? Toks didelis balionėlis. Smagu mums draugui dovanot puoduką. Balioną. Jį pasveikinti visi. Visi. Dabar visi patenkinti. Sveikinu tave, Asilė. Girdėjau, kad šiandien tavo gimimo diena, tiesa? Taip, tikra mano gimimo diena. Šitiek dovanų. Brangus Asilė, šios įžymios dienos proga aš noriu tau padovanoti negrąžinamai. Kaip? Tylėk, Mikė. Tu nepyk, aš tik norėjau sužinoti kaip. Visam laikui. Supratai? Ach, visam laikui. Suprantu. Padovanoti tau be pinigų kuklą, bet labai vertingą dovaną. Štai šitą virvelę. Mikė, eik čia. Galės ją prisirišti prie durų. Atrodo, kad manoji. Kas čia darosi? Na, primatok, būk geras. Aš nusirišau nuo savo durų skambalėlio, kas čia yra? Nesuprantu. Ji mano uodega. Kas čia yra? Nesuprantu. Tai mano, iš tikrųjų, mano uodega. Žinoma. Uodega atsirado. Pelėda ją rado. Kokia uodega? Uodega? Kaip suprasti? Vadinasi, aš jam padovanojau uodegą? Kokia diena? Diena. Galite dėkoti penktadieniui. Valiaunai puodas tai yra. Ir uodega gimtadieniai. Yra manam gimtadieniui. Įteikti dovaną smagu. Ir nuo tavęs. Draugas džiaugsis to draugu. Labiausiai šito norime. Ir aš. Ir aš esu tos nuomonės. Ir aš. Ir aš esu tos nuomonės.